Sveiki. Na kągi daryti, kai būna blogai. Kai tiesiog jautiesi be jėgų, be jokios nuotaikos. Manau, kad toks jausmas ar nepažįstamas daugeliu iš mūsų. Tai štai, šiandien ir pasigilinsim, remdamėsi vieno ilgamečio meistro patirtimi, kurgi prapuola tos mūsų jėgos ir svarbiausia, kaip jas susigrąžinti. Ir čia, žinote, tas pats svarbiausias klausimas, nuo kurio viskas ir prasideda. Tikrai, pagalvokim kartu. Kodėl vieni žmonės atrodo, kad tiesiog spinduliuoja energiją? Na, lyg kokie nesustojantis užtaisai. O kiti nuolat jaučiasi pavargę ir nusivylę. Iš kur toks skirtumas? Atsakymų į šį klausimą ieškosime pasitelkdami karmos meistro ir reiki mokytojo Virginijaus požiūriu. Būtent jo ilgametė patirtis ir padės mums bent šiek tiek geriau suprasti tuos vidinės energijos dėsnius. Gerai, tad nerkime į tai giliau. Pasirodo, kad atsakymo pradžia slypi mūsų asmeniniame energetinėme lauke. Arba, paprasčiau tariant, auroje. Būtent čia ir yra visas atspirties taškas. Tad kasgi ta aura? Kartais skamba mistiškai, bet iš tiesų įsivaizduokime ją kaip tokį asmeninį energetinį skydą. Tai nematomas laukas aplink mus, kurį sukuria mūsų pačių vidinės energijos srautas. Ir būtent šis skydas saugo mus nuo visokių negatyvių išorės poveikių. Nesvarbu, ar tai fiziniai dalykai, ar tiesiog slegiančios emocijos. Ir pažiūrėkime, koks akivaizdus to poveikis. Kai aura yra stipri, mes jaučiamės pilni energijos, imunitetas veikia puikiai, esame atsparūs visam aplinkaus negatyvumui. Bet, kai tik jis susilpnėja, iškart atsiranda jėgų trūkumas, išsekimas, tampame daug pažeidžiamesni. Viskas tiesiogiai atsispindi mūsų kasdienybėje, savijautoje, ar ne? Na gerai, tada kyla visiškai natūralus klausimas. Kasgi pažeidžia ir silpnina tą mūsų energetinį skydą? Pažiūrėkime atidžiau, kas tai didžiausi energijos vagiai. Štai jie, pagrindiniai kaltininkai. Nuolatinis stresas, įtampa, baimės, visa tai tiesiog blokuoja mūsų energijos tekėjimą. O kur dar tie vadinamieji energiniai vampyrai? Žinote, tokie žmonės po bendravimų, su kuriais jautiesi nepakylėtas, o visiškai išsunktas. Bet kas įdomiausia, net nereikia ieškoti kaltų kažkur išorėje. Mūsų pačių pyktas, pavydas ar net keiksmai veikia kaip savotiškos save griaunančios programos. Ir Virginijus Mokus kaip tik tai ir patvirtina. Poveikis yra visiškai realus, pažeidžiamos čakros, dingsta stabilumo jausmas, krenta pasitikėjimas savimi. Tai žinote kur kas daugiau nei paprastas nuovargis. Tai gilus energetinis pažeidimas. Ir prie viso šito dar prisideda kitas galingas veiksnys – karma. Galima ją įsivaizduoti kaip, tam tikrą mūsų gyvenimo programą. Ir kai ta programa yra sunki, energijos srautas blokuojasi. Ir tada pradeda strigti viskas aplinkui. Ne tik sveikata, bet ir sėkmė apskritai. Gerai, problemą lyg ir aptarėme. Dabar pats svarbiausias klausimas. Tai kaip atkurti tas prarastas jėgas? Pasirodo, yra du pagrindiniai keliai, kuriais galime eiti. Pirmasis kelias – profesionalus. Pavyzdžiui, energetinė ir karminė diagnostika. Ji padeda labai tiksliai nustatyti, kur yra tie energijos blokai, kodėl stringa gyvybinė jėga. O štai reiki seansų metu, naudojant universalią gyvybės energiją, atkuriama natūrali jos tėkmė, šalinama įtampa ir pamažu grįžta vidinė pusiausvyra. Bet profesionali pagalba tikrai ne vienintelė išeitis. Yra ir kitas kelias, prieinamas absoliučiai kiekvienam. Tai savarankiškos praktikos, kurias galima labai lengvai įtraukti į savo kasdienybę. Štai 4 paprasti, bet, patikėkite, neįtikėtinai veiksmingi žingsniai. Numeris 1. Kasdien skirti laiko tylai. Bent 10 minučių meditacijai ar tiesiog pabuvimui su savimi. Antras žingsnis – būti gamtoje. Atkurti ryšį su žeme, įsižeminti. 3. Sąmoningai rinktis pozityvumą. Tai reiškia riboti bendravimą su tais žmonėmis, kurie jūs tiesiog sekina. Ir 4. Labai svarbus – praktikuoti dėkingumą. Vakare tiesiog padėkoti už 3 gerus dienos dalykus. Atrodo smulkmenos, bet šie maži įpročiai turi milžinišką galią. Taigi, artėjame prie pačios esmės. Kelias į vidinę ramybę ir jėgų atgavimą, matote, nėra kažkoks vienas ir nekintantis. Svarbiausia čia tiesiog išdrįsti žengti tuos pirmuosius žingsnius. Ir štai ši Virginijaus Mauskos mintis yra be galo stiprus priminimas kiekvienam, kas jaučiasi strigęs ar pavargęs. Niekada nepasiduokite. Viskas keičiasi. Svarbiausia tiesiog nenuleisti rankų ir pradėti. Pradėti nuo tų mažų, bet labai sąmoningų žingsnelių. Ir jeigu jaučiate, kad vien savarankiškų pastangų nebeužtenka, labai svarbu prisiminti vieną dalyką. Ieškoti pagalbos yra stiprybės ženklas, o ne silpnumo.
Praktikos, tokios kaip energetinė ar karminė diagnostika, reikiai seansai, sudalyvavimas meditacijoje ar mokymuose gali suteikti būtent tą postumį, kurio taip trūksta. Būtent visais šiais klausimais ir konsultuoja karmos meistras, reiki mokytojas Virginijus, juk būtent jo giliomis įžvalgomis ir rėmėmės visos šios apžvalgos metu. Jis ir padeda žmonėms rasti tą kelią atgal į save, atgal į savo jėgą. O kalbant apie patikimumą, čia skaičiai kalba patys už save. 25 metai darbo patirties. Tai žinote, patikrinta laiko. Tai garantas, kad metodai veikia ir yra padėję daugybei žmonių vėl atrasti vidinę pusiausvyrą. Taigi, svarbiausia žinutė yra tokia. Pokytis visada yra įmanomas. Ir jei norisi pasigilinti dar labiau, daugiau gerų idėjų ir patarimų visada rasite čia Reikia mokymai LT ir Motivatorius LT. Svarbiausia yra nenustoti ieškoti būdų, kaip atgauti jėgas ir susigrąžinti tą vidinę harmoniją.